Įsitaisyk taip, kaip tau dabar patogu. Ir leis sau trumpam sustoti, būti čia. Nieko netaisyti, nespręsti. Atkreip dėmesį į savo kvėpavimą. Per 4 įkvėpk ir per 6 iškvėpk. Ir su kiekvienu iškvėpimu leisk sau po truputį vis labiau atsipalaiduoti. Ir paklausk savęs, ko man šiuo metu labiausiai reikia. Nereikia skubėti atsakyti. Leisk atsirasti tam, kas šiuo metu atrodo tikriausia. Ir tai galbūt yra saugumas, meilė, priėmimas, palaikymas, gal poilsis, gal pripažinimas, galbūt reikia erdvės, švelnumo. Leisk sau pamatyti, koks poreikis dabar manyje yra labiausiai ryškus. Ir kai jį pamatai, švelniai pripažink, taip, man to reikia. Taip, aš turiu šį poreikį. Ir galbūt gali pastebėti, kiek daug skausmo būna tada, kai šio poreikio ilgai negaunu. Kai negaunu saugumo, meilės, nesijaučiu matomas matoma, priimtas priimta, pakankamas. Pasakyk sau, tyliai, man skauda ten, kur manyje yra nepatenkintas poreikis. Ir tai žmogiška. Ir taip pat pastebėk, kaip šis nepatenkintas poreikis, jos skausmas jaučiasi kūne. Kur tai gyvena? Krūtinėje, pilve, gerklėje, pečiuose. Kaip tai jaučiasi? Sunkumas, spaudimas, tuštuma, ilgesys, įtampa. Tik pastebėk. Patyrinėk tą vietą. Ir paklausk savęs, ko aš laukiu iš išorės. Iš ko noriu tai gauti? Iš žmogaus, iš santykio, iš pripažinimo, iš žinutės, iš atsakymo.
iš kažko, kas mane nuramintų. Ir švelniai pamatyk, kaip natūraliai noriu, kad kažkas iš išorės ateitų ir užpildytų tai, ko manyje taip trūksta. Ir kartu dabar gali labai tyliai savo priminti. Aš galiu po truputį susigrąžinti šį poreikį savo. Aš galiu mokytis, neatiduoti savo geros būsenos į kito rankas. Aš galiu po truputį tapti tuo žmogumi, kuris duoda sau daugiau to, ko taip ilgisi iš išorės. Jei šiuo metu tau labiausiai reikia saugumo, gali paklausti, kaip galiu duoti sau daugiau atramos dabar. Gal per kvėpavimą, per kūno pajautimą, sulėtėjimą, grįžimą į čia ir dabar, per ranką uždėtą ant širdies, gal per labai paprastą priminimą. Aš esu čia. Jei tau labiausiai reikia šiuo metu meilės ar priėmimo, gali paklausti, kaip galiu savęs dabar neatstumti, kaip galiu būti su savimi švelniau, kaip galiu su savim pasilikti net ir šioje vietoje. Jei tau labiausiai reikia pripažinimo, gali paklausti, ar galiu pamatyti save, ar galiu pripažinti, kaip man buvo sunku, ar galiu įvertinti save ne tik už rezultatą, bet ir už tai, kad einu, jaučiu, mokausi, stengiuosi. Jei tau labiausiai reikia palaikymo, gali paklausti, kaip galiu būti palaikančių santykių sau dabar. Ką galiu sau pasakyti, ko taip norėčiau išgirsti iš kito. Pasakyk sau, įsivardink tą dalyką. Šiuo metu man labiausiai reikia ir tada paklausk savęs, kaip aš galiu duoti sau bent truputį daugiau to dabar. Ne viską, netobulai, tik truputį daugiau.
ir leisk sau pajausti, kad galbūt nereikia iš karto pilnai užpildyti visos senos tuštumos. Galbūt pakanka vieno mažo žingsnio į save, švelnumo, truputį priėmimo, sugrįžimo, vieno mažo aš esu su tavimi. Jei nori, gali užsidėti ranką ant širdies arba ten, kur kūne dabar labiausiai reikia švelnumo. Ir labai tyliai sau pasakyti: aš matau, ko tau reikia. Aš matau tavo skausmą. Aš tavęs neatstumiu. Aš esu su tavimi. Aš po truputį mokausi duoti tau tai, ko tau reikia. Ir dabar dar kartą grįžk prie kvėpavimo. Pastebėk, kaip įkvepi ir iškvepi. Ir leis sau pajausti, kad kai grįžti į save, kai pripažįsti savo poreikį, kai neatstumi savo skausmo, jau kažkas pradeda pildytis, keistis. Tau nereikia neigti savo poreikių ar apsimesti, kad nieko nereikia. Galima turėti poreikius, ilgėtis, galima jausti skausmą ir kartu galima po truputį susigrąžinti save sau. Ir pabaigai pasakyk sau: aš matau, ko man reikia. Aš gerbiu savo poreikius. Aš neatstumiu savo skausmo. Aš po truputį susigrąžinu save sau. Aš galiu duoti sau daugiau meilės, daugiau atramos, saugumo ir priėmimo. Ir po truputį gali sugrįžti su daugiau švelnumo sau, su daugiau supratimo, su mažiau laukimo, kad viską išspręs išorė. Ir su daugiau vidinės erdvės būti su savimi.